Labas. Eina savo, aš nebuvau YouTube kokius 3 mėnesius. Taip nebuvo kokius 3-4 metus turbūt, kad tokią ilgą pertrauką būčiau padaręs. Nežinau, tiesiog turiu prifilmavęs viską, turėjau ir minčių, ir idėjų, bet ko nebuvo, tai laiko. O šitą video paskatino mane padaryti tai, kad šiandien yra trečiadienis. Jūs žiūrit video trečiadienį, aš dabar filmuoju trečiadienį, o į Palangą mes išvažiuojam šeštadienį. Tai čia liko kelios dienos, bet vis dar žmonės registruojasi. Vakar registravosi, šiandien dar kažkas registravosi, tai aš galvoju, ne, tikrai reikia padaryti video, dar pakviesti. Gal dar nėra per vėlų, gal dar kažkas tai iš tų, kas žiūrėjo jau daug metų tos video, kai mes važiuojame į Palangą, gal dar iš tų žmonių kažkam tai bus čia tik stinkt ir dar susiorganizuos važiuoti. Dar šiandien gavau tokią žinutę labai gražią, tai paleisiu. Daugiametis dalyvis Laurynas parašė šiandien tokią žinutę. Labas rytas visi dviratininkai. Kadangi šiais metais nepavyksta sudalyvauti, tai noriu pasisakyti, galbūt kažkam yra reikalingos tašės kelioniai, tai 2 galinės, dešinė ir kairė tašė ir viršutinė galėčiau drąsiai paskolinti. Tokie žmonės renkasi, kurie negaili pasidalinti įrangą. Jis važiavo jau, nežinau, 2 ar 3 metus, dalyvauja paskui ten ekečių visokiuose renginiuose, tai toksai jau daugiametis, užkietėjęs dalyvis, tikrai atitinkantis tą visą tokį, kažkokį tokį tipažą žmonių, kurie dalyvauja tokiuose žygiuose, nes čia susirenka tikrai labai specifiniai žmonės, specifinio požiūrį gyvenimą. Būna labai smagi chebra, visą laiką. Dar nebuvo, kad būtų kažkokios tai gnydos susirinkę. Tai tikiu, kad nebus ir šiais metais, jau yra grupė, jau yra mūsų virš 20 žmonių, bet visą laiką mūsų važiuoja virš 20, ten iki 30, yra buvę ten ir apie 30. Žodžiu, dar tikrai būtų kelios vietos, jeigu norėtum tu. Ir ką tik norėjau pasakyti, kad jeigu neturi įrangos, tai čia irgi nėra bėda. Jeigu labai nori, dviratį gali išsinuomoti, gali nusipirkti, dviračių arena turi ten tų dviračių, ne tik tai dviračių arena, bet gali išsinuomoti, tašes gali išsinuomoti arba pasiskolinti. Žodžiu, reikia tik tai noro. Visa kita atsiras savaime. Ir darbą susiderinsi, ir įrangą, ir išminsi. Oras nusimato, kaip visada, pasakiškas, toksai tikras vasaros įžengimas į vasarą. Po šio žygio mes jau tikėtina grįšim įdegę, patyrę nuotykių ir dar nebus prasidėjus vasara. Birželis ateis tik tai po kelių dienų mums grįžus iš šio žygio. Tai toksai kvietimas tikrai ankstyvai sutikti vasarą, nors jau dabar vasara, jau mėnesį laiko turbūt patyrėt tą vasarą, bet aš kviečiu patirti šiame žygyje, pramint nuo Vilniaus iki Palangos, turėti tą patirtį minimo dviračių, žygiavimo, gamtoj. Tikrai laukiniai būsim, miegosim kelias naktis palapinėse, kelias naktis po atvirų dangum. Jeigu matei mane video, tai žinai viską kaip bus. Ir šiais metais vėl bus video, kažkaip aš save vis įpainioju visą tai. Aš jau galvoju, nebevažiuosiu, gal kažkas tai kitas galės jau vesti tą visą komandą, bet kažkaip artėjant tam žygiui vėl norisi važiuoti tą žygį. Gal jau šį kartą bus mano paskutinis žygis. 7. žygis į Palangą, iš Vilniaus į Palangą. Ir vėl bus video YouTube. Tai kalbant dar apie video, tai dabar aš tikiu, kad žiūri dauguma žmonių, kurie važiuos kartu su manimi į Palangą, tai aš kviečiu pasirūpinti, pasiruošti, filmuoti, kas nori. Kas gali, pafilmuokit, man paskui vakarė atsiųsit medžiagą ir mes tą medžiagą išsiųsim į montažinę, į Vietnamą. Ne, čia lietuviai montuoja. Ir padėsit man tą video padaryti. Taip visą laiką būna, visą laiką man kažkas padeda. Koks nors Marius ar tenais Nerijus, kažkas pafilmuoja su dronu, pasiema droną. Tada tą medžiagą iš karto perkelia į telefoną, įsiunčia į transferį, atsiunčia man linką, aš įsiunčiu į montažinę linką ir taip užsisuka tas visas, kad jūs turit kiekvieną dieną filmukus. Ne tiek, kad jūs turit, bet aš pats turiu tą visą atsiminimą ir visi mes turim tą gerą vasaros atsiminimą. Tu gali paskui atsisėst šaltą žiemos vakarą ir mėgautis tuo, ką mes ten turėjom, tokį tikrą žygį. Tai čia dabar matot vaizdus iš to žygio, kaip mes važiavom, viskas bus labai panašiai kaip ir būdavo, smagus važiavimas, kurį gali įveikti visi, kiekvienas. Šiais metais žinau, kad jau važiuos 13 metų mergaitė. Tai yra šio žygio jauniausia dalyvė, yra pravažiavęs ne vienas 13 metis, tikiu pravažiuos ir šiais metais. Tai čia mano toks trumpas kreipimasis, kad paskui nesakytumėt vėl komentaruose, oi, norėjau ir nemačiau, praleidau. Tai turi kelias dienas susizgribt ir važiuot. O dabar
paliksiu jūs su vaizdais iš praėjusios kelionės, tik iš praeitų metų kelionės, nors aš turiu medžiagos labai daug, nes žygių vyko 6, dabar bus 7. Tai tikrai medžiagos turiu daug, bet čia paliksiu tik iš pernai metų, tai su pernai metų chebra važiuos ne vienas, ne 2, ne 3 ir iš praeitų metų. Tai bus toks savotiškas ir susitikimas vėl mūsų tokios žygių chebros. Reiks tikrai keisti kažką tai naujo, nors yra naujų, tai visą laiką yragi į Nemunų galima plaukti. Šiais metais plauksim vėl Nemunų, su jaunimu laukiniai stovyklai būsim Palūšiai, tai yra tų pasiūlymų ir kitų, tik dalyvauk. Dar per pirmą dienos video turbūt parodysiu, kas naujo yra mano dviratukė. Nors jau jūs čia galit matyti, bet dar turbūt tikrai ne kiekvienas pamatys, tai aš būtinai jums pademonstruosiu tai pirmos dienos video, nes bus 5 video, 5 dienos važiavimo, 5 vlogo tipo video. Aš pats tą medžiagą čia varčiau, žiūrėjau ir labai gerą visą laiką prisiminti. Tai kviečiu toliau pasižiūrėti dar truputį video su garsu, kaip mums ten sekėsi pernai ir susitiksim. Nežinau, kada video bus pirmas, sekmadienį ar pirmadienį, kaip ten montuotojai pavyks montuoti. Tai jūs pamatysit jį mano YouTube. Ate. Nu ką, šiandien yra paskutinė diena. Kas? Garsas. Motoras įsikūrė. Vienas iš nedaugelio žvyrkelių. Ačiū, va, čia. Mamai linkėjimai. Kieno mamai? Mano mamai linkėjimai. Davai. Duok, čia jam tada normaliai viskas, ką aš čia žaidžiu. Jo, kartu. Vienas. Su savo bankėm. Gal po biškį. Negu grįžt bektorį duvė. Kiek taip moki? O tai, opa. Triukas hamakė. Tai kaip galima mėgoti? Sako, kad hamakė nepatogu. Galima mėgoti netgi, matai, pilvų žemyn. O, gerai. Ir prasitempi gerai. Ir atsisuka. Jo. Pasak. O. Palapinė įrengta beveik. Dar liko kilimėlis, miegmaišis. Tada į Nemuną nusipraust ir galima išsitiest. Maloniai. Jau kai stačiau palapinę, matai turbūt, kad vaizdas gerulis bus iš palapinės. Pažiūrėk. Braškės, arbūzai. Čia yra kelionės gyvenimas. O kiek čia visko? Pietukai. O gal biškį man pomidorą pasmulkyti? Pirštona, ne visi dar kitų laukiam, bet va pamatėm močiutę įsikrovusią ir jai va padėdam užstumti elektrinį baiką. Stebėkit, kaip vyksta reikalai. Nepersistengkit, vyrai, paskui čia apsivers dar. Gerai, močiutė paskui. Oi, gerai. Oi, tik nesuvažinėt. Tai jau dabar jau klausykit. Man reikia į kitą pusę. Tai perstumsi. Nu va, močiutė nurūko. O, kaip kala! Nieko baisaus. Jo, pats. Nieko baisaus, čia tik nubrozdinti. Mini avarija tokia, biškų bum dviratukai keli čiuk susidūžė taip ant asfalto. Nevažiuokim arti vien šalia kito. Dabar jau sėdėt galima. Ir šiandien ką laukia gabaliukas
Pasijausiu jūros kvapu, nes jau žinom, kad vakare maudysimės jūroje. Tai tas labai maloniai nuteikia. Uostadvaris ten, Nida ten, ten matau Ventės ragas, o mes čia. Linksmai leidžiam laiką laivelyje. Atplaukiam, švartuojamės. Va, Junga atvarė. O, nuplaus laivą. 8 valandos. Labai tysiu. Ką nori susu? Ne, padaliau jau. Nida. Sok, dar prisidems. Ką bėdžius? Bum buvo, na? Bum, 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 bum. Mūsų nereiks, gal taip išvirsi košę. Stroškime. Ties kokio projektą dirbam? NT. Baisiu? O, tai čia labai pas jūs patogu dviračius važiuoti. Prisekit tą tašiuką, kad jis nepasiklystų. Prisek tadai su... Dėkui. Jums irgi Viso geriausio. O, čia tai visiškai nejuokinga yra, baisus dalykai. Man kiekvieną kartą tokios avarijos, tai numuša norą daryti tokius žygius. Jūs paskutiniai, taip? Jo, dar 2, 3. Super, bravo, sveikinu. Bum. Uit, antra diena, bjaurybė. Bjaurybė ta diena antra. Matot? Kodėl juodi pirštai? Todėl nes čia yra mūsų pagrindinis mechanikas. Šiandien. Šiandien, kiek pakeitei padangų? 2 šiandien, 2, bet pačiom įdomiausiam progom. Svarbiausia, paskutinė ir pati ištvermingiausia mūsų keleivė. Santa Klausė. Santa Klausė. Santa Ir Klausė. puodai, kurie yra čia. Tai visiems gero vakaro, o mes susitiksim kitam Simono video. Vietelė yra prie Prienų, čia yra Prienai. Ten va visur matosi Prienai, čia prie Nemuno tokia vietelė. Kiek laiko plauksim? Kažkur tai 1,5 valandos. Kokiu greičiu plauksim? 12-14 km. Kiek šitam laivui metų, kelintų jūs metų gali? 50 pradžios. 50 pradžios? Jo. Oho. A gal variklio skyrių parodytumėt? Labai variklis ir pro ten reikia lipti. Nelengva? Lengva. Labai įdomu būtų. 10 cilindrų. Mercedes variklis. Va, pasiekėm kokį mes jau tokį tikslą, čia tokį mini tikslas. Nida yra Nida. Lieka labai nedaug kitos palangėlės, dabar mes atsipūtę važiuosim 2 likusias dienas. Bet ačiū visai, ką? Jo, kol kas. Pala, pat noriu. Sunku? Ne. Tik primenu, kad yra visą laiką tas geras prenumeruoti. Subscribe mygtukas. Tu užsiprenumeruosi ir gausi pranešimą. Jeigu dar užsidėsi varpelį, gausi pranešimą, kad aš jau kėliau video ir tau pačiam pirmam išmes. Tai jeigu tu lauki kelionės video kiekvienos dienos, nežinia kas nutiks ir nori pamatyti pirmas, tai kviečiu užsiprenumeruoti ir pamatysi pirmas. O čia dar yra video. Visas maršrutas, smulkiai papasakotas, yra netgi šitas kaip ten tas kontūras visas, ne kontūras. Nu žodžiu, yra visa linija, gali įsimesti kažkokią savo navigaciją ir visą maršrutą pakartot mūsų šitų maršrutų ir ten trumpai papasakota yra, kaip gali nuvažiuoti vienas ar su kažkuo, su savo draugais, nebūtinai su mumis. Aš ten su to pačia maikė, čia yra mano firminė maikė, video filmavimų su dviračiais susijusiu. Tai kviečiu pažiūrėti ir minti vienam, svarbiausia minti. O jeigu nori prie mūsų prisijungti, tai prisijung stebėdamas arba važiuodamas kitais metais. Dabar jau tikrai ate.